Vištų pirmininkė Žilė. Eina kiškis piškis per suartus dirvonus. Už diržo odinis maišiukas, lazdele sau pasiramsčiuoja. Jis nešokuoja keturiom, kaip visi kiškiai. Kiškis piškis žino, kad tai netinka baltajam bajorui. Ir mintys jo matyt nepaprastos. Po nose sau kartoja kažkokius nesuprantamus žodžius. Jis nemato, kur geriau koją pastatyti, ir todėl dažnai suklumpa. Žodžiu, kiekvienas pasakys, kad čia eina ne tik bajoras, bet ir labai mokytas vyras. Taip rimtai galvodamas, nepajuto kiškis piškis, kaip atsidūrė prie kraštinės kaimo sodybos. Sustojo prie vartų ir klauso pastatęs ausis, ką margis veikia. Girdi aiškiai, tak, 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 zuja margis aplink tvartus. Girdi, kad pakėlęs snukį orą uostinėja, tartum kiškį užuostų. Prigulė senis griovy, suglaudė ausis ir laukia. Girdi, margio žingsniai vis artėja, visai jau čia pat palei tvorą laksto. Tik štai pritupia ir lenda vartų apačia lauk iš kiemo. Senis kiškis kvapą sulaikė, užuodė, dingtelėjo jam, kad jaunesnis būtų, šoktų bėgti, bet dabar gerai žino, nuo šuns nepabėgsęs. Taigi tik lazdą tvirčiau rankoje suspaudė ir nutarė lengvai nepasiduoti. Bet margis, išlindęs į kelią, linksmai mostelėjo uodegą ir dar kartą šniokštelėjęs orą nudūmė į kitą kaimo galą. Dabar kiškis piškis išsitiesė visu augumu ant užpakalinių kojų, pastatė ausis ir krimstelėjo ūsą. Jis visuomet taip darydavo, kai būdavo patenkintas. Na ir sargas, tarė jis, žvilgterėjęs ton pusėn, kur nurūko margis. Kad vagis būčiau, viską tam ūkininkui išneščiau. Taip galvodamas, šauniai šmakštelėjo į kiemą pro tą pačią vietą, kur tik ką margis buvo išlindęs. Lėtais žingsniais nužingsniavo prie vištininko ir, tyliai pasibeldęs į duris, pastatė ausis. Aiškiai nugirdo, kaip sunki višta plumptelėjo ant plaktos žemėn. Ten Žilė, pagalvojo senis ir tuoj išgirdo balsą už durų. Kas ten? Aš, kiškis piškis, atsakė, tyliau tu, tuoj išeisiu, sutramdė jį balsas iš vištininko
ir beregint pro pamato skylę išlindo vištų pirmininkė Žilė. Ir pasenai tu, piški, pratarė ji, užuot pasisveikinus. Sveika, tetule, atsakė Kiškis, nekreipdamas dėmesio į nemalonią pastabą. Pernai kur kas vikresnis buvai, vėl tęsė Žilė, žiūrėdama į nerangiai besiartinantį Kiškį. Kiškis piškis neramiai sukrutino ūsus. Tai pašaliniai dalykai, jau artinasi Velykos, vaikai margučių laukia, taigi sakyk, kiek kiaušinių galėsi surinkti iki didžiojo šeštadienio, pradėjo apie reikalą Kiškis. Žilė ėmė skaičiuoti. Striupkėdė šiandien ir poryt, uodė deda kasdien, ir jauniklių gausim kokių 6, tai gal apie 12, baigė senė višta. O kaina, paklausė Kiškis piškis. Juk žinai, kaip ir pernai po 2 riešuto branduolius ir 15 kankorėžių sėklų už kiaušinį. Šįmet kiaušiniai labai atpigo, buvo bepradedąs derėtis Kiškis piškis. Bet Žilė trumpai atkirto. Mūsų neatpigo ir apsisukus šmakštelėjo pro pamato skylę atgal į vištininką. Tetule, nepyk, vis dėlto galėtum truputį nuleisti, šnibždėjo Kiškis, prisikišęs prie pamato skylės. Čia kainos be derybų, pasigirdo griežtas balsas iš vištininko. Pagaliau suprato Kiškis, neįveiksiąs užsispyrėlės senės ir atsidusęs sušnibždėjo. Tegu bus, kaip tu sakai, 2 riešuto branduolius ir 15 kankorėžių sėklų už 1 kiaušinį. Tai išgirdus, Žilė beregint išlindo į kiemą. Krauk užmokestį čia prie pamato, tarė ji, snapu rodydama vietą. Kiškis piškis atsirišo maišiuką ir padėjo 12 kartų po 2 riešuto branduolius ir po 15 kankorėžio sėklų. Kiek ten iš viso buvo, Žilė nesiėmė skaičiuoti. Tai nuo ryt, kas vakaras, atbėgs mano vyresnysis sūnus greitakojis su pintinėle paimti kiaušinių, tarė Kiškis. Žinau, kasmet ta pati pasaka. Geriau sakyk, seną šikštuolį, kiek išdrėbėsi mano štriūsą. Kiškis piškis pasiknisęs maišiuke ištraukė 2 riešuto branduolius ir patiekė Žilei. 3 branduolius, arba gali krautis atgal į maišą visą tą užmokestį, kur prie pamato sudėjai, sušuko Žilė ir apsisuko lysti atgal į vištininką. Palauk, gerbiamoji, sustabdė ją Kiškis ir greit išsitraukęs dar 1 branduolį pakišo Žilei. Žilė sulesusi riešutus jau meiliau atsisveikino Kiškį piškį, o tas atsidusęs nustraksėjo į gretimą kiemą derybų vesti
su jo vištų pirmininke Raibe.